Labas. Šiandien noriu pasikalbėti apie sveikuosius skaičius ir ką su jais galime padaryti. Labiausiai apie atimtį ir sudėtį pakalbėsime. Taigi, kas yra sveikieji skaičiai? Tai yra visi skaičiai, kurie gali būti parašyti be kablelio, reiškia nėra trupmeniniai. Kai mokėmės natūraliuosius, tai buvo visi skaičiai nuo 1 ir aukštesni be kablelio. Pavyzdžiui, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir taip toliau. Bet sveikieji skaičiai turi ir daugiau. Pavyzdžiui, -1, -2, -3, -4, -5 ir iki begalybės irgi. Tai sveikų skaičių ne tik dvigubai daugiau negu natūraliųjų, bet dar ir +1 daugiau, nes sveikasis skaičius yra ir 0. 0 yra be kablelio. Taigi jis yra sveikasis skaičius. Tai va, bet ką noriu šiandien dar padaryti, tai pasimokyti atimti ir sudėti. Pažiūrėsime, ar aišku tau ką daryti. Taigi, keli uždavinukai, kad mes suprastume, kas vyksta su sveikaisiais skaičiais. Mes galime, pavyzdžiui, prie 4 pridėti 7. Fantastika, labai lengva, žinom, ką daryti. Tai bus 11. Super. Galime iš 4 atimti 7. 4 minus 7, gal jau mokysi. Čia bus -3. Čia kol kas dar būna įsprendžiama ir lengva. Bet iššūkiai ateina moksleiviams su C ir didelėmis. Kas būna, kai mes turime -4, -1 arba -3 + 2. Ir čia yra klausimas, tai kiek mes gausime? Ir gaunu skirtingus atsakymus. Žmonės dažniausiai galvoja, kad čia bus C atsakymė arba -3 arba -5. D irgi arba bus -1 arba bus -5. Kiek čia gali būti? Koks čia atsakymas bus teisingas? Kuris iš jų dviejų? Ir kad ir kaip būtų keista, kai kam, teisingas atsakymas C dalykas bus -5, o D bus -1. Mes galime šitą atsakymą perkelti čia bus -5 ir čia bus -1. Ir aš noriu papasakoti tau, kaip tai skaičiuoti ir kaip lengviau atlikti šiuos veiksmus. Taigi, man patinka brėžti skaičių tiesą. Aš nusibrėžiu skaičių tiesą, tarkime, čia ir skaičiai, valio, labas skaičiai, čia mes turim skaičių tiesą, mums puikiai sekasi. Ir skaičių tiesa yra begalybė skaičių. Tarkime, vidury yra kažkoks 0. Ir čia turime 1, turime 2, 3, 4, 5, 6, ar ne? Kitoje pusėje turime -1, -2, -3, -4, -5, -6, ir dar -7. Turim skaičių tiesą. Gana aišku, čia yra skaičiai. Taip. Ir aš noriu pavaizduoti šitų sveikųjų skaičių sudėti ir atimti skaičių tiesėje. Įsivaizduokime, kad turime paprastą veiksmą. Turime 3 + 2, ar ne? 3 + 2. Gana aišku, 3 + 2, fantastika. Taigi mes galime įsivaizduoti, kad pirmas skaičius, tas 3, yra kur mes pradedame, tai yra mūsų pradžia, o tas +2 rodo, į kurią pusę mes einame ir ką darome. Tai jeigu yra pliusas, mes einam į priekį per 2 vietas ir gausime 5. Taigi 5 yra mūsų atsakymas. Tačiau, kas bus, jeigu mes gauname tokį dalyką? 4 - -9. Aš vėl galiu įsivaizduoti ir brėžti 4 kaip mūsų pradžią. Mes pradedame nuo 4. Ir -9 rodo, kad mes einam į minuso pusę. Jeigu yra plius, mes einame
į pliusą, labiau teigiamus skaičius, o jeigu minusas eina labiau į neigiamus skaičius. Taigi, juk turime minus 9, mes einame į minusą per 9 vietas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na va. Ir mes gauname, kad atsakymas bus minus 5. Ir mes galim tą patį padaryti, kai pradedam su neigiamais skaičiais. Pavyzdžiui, gauname, pradedam nuo minus 3 plus 5. Mes pradedame nuo minus 3. Pirmas skaičius yra mūsų pradžia. Ir tada rodo, kur mes keliaujame plus 5, tai per 5 vietas. 1, 2, 3, 4, 5. Ir mūsų atsakymas bus 2. Galime ir taip įsivaizduoti. Mes galime sukeisti vietomis, kai sudedam arba atimam skaičius. Taigi mes tą visą minus 3 keltume už 5 ir būtų 5 minus 3. Mes tiesiog galim sukeisti vietomis juos. Va, sukeičiam vietomis, minusas keliauja kartu su trejetu. Taigi 5 minus 3 yra lygu 2. Matom, kad tikrai gauname tą patį dvejetą. Kartais, kai kuriems mokiniams yra lengviau suprasti, tiesiog pažiūrėkime, jeigu yra ir neigiamas, ir teigiamas skaičius, o atrodo kaip smailas, žinais, akis ir čia burna. Tai va, gerai. Taigi, mes gauname, pasižiūrime, kuris yra didesnis. Jeigu yra didesnis teigiamas, tai atėmus atsakymas bus teigiamas. Jeigu didesnis būtų neigiamas skaičius, tai atsakymas būtų neigiamas. Pavyzdžiui, būtų minus 8 plus 6, tai 8 minus 6, didesnis yra neigiamas, atsakymė būtų minus 2. Gerai, paimam dar porą pavyzdžių, jeigu mes atimam iš neigiamo skaičiaus. Taip? Ką darom, jeigu mes atimam? Jeigu yra pavyzdžiui minus 2 minus 5. Taigi, kaip ir anksčiau, mes pradedam, pirmas mūsų skaičius rodo, kur mes pradedam, nuo minus 2 ir rodo, kur mes keliaujame. Tai per 5 atgal. 1, 2, 3, 4, 5 ir gausime tokį atsakymą. Minus 7. Na va, o dabar keli uždavinukai, kuriuos galėsi paspręsti ir lauksiu atsakymų komentaruose. Ir jeigu bus atsakymai teisingi, palaikinsiu žinutę ir galbūt netgi nupiešiu Among Usą. Šiaip dabar nupiešiu Among Usą, nes esate tikri šaunuoliai, kad išsiklausite visą pamoką. Va, koks smagus žalias Among Usas, šiandien su mumis. Jis akivaizdžiai yra teigiamų skaičių aibėje, bet duosim jam tokius spalvotus sakinius. Tai va, mūsų Among Usas. O dabar tau uždavinukai, kad turėtum ką veikti, kad nebūtų per lengva gyventi ir mokytas jūs pakankintų. Taigi, pabandom tokį. 7 minus 5 ir minus 6. Šitas galbūt smagus bus. Gerai, minus 4 minus 18. Na ir ką nors tokio sunkesnio, smagesnio. Minus 6 plus 7 minus 3. Na ir D. Na, D dar nesimokėm. Dar nesimokėm, tai neduosiu tą, kad pagalvojau, bet tarkim minus 10 plus 20. Na va, sėkmės, lauksiu atsakymą komentare, o štai kiek mes šiandien padarėme. Ačiū tau ir gero mokymosi. Iki.